Taigi, sveiki visi ir šiandieną mes pasižiūrėsim, kas tas yra Windows Media Centras. Taigi, Windows Media Centras, jeigu kas užaugot naudodami Windows Vista, Windows 7, turbūt žino tą programą Windows Media Centras. Aš irgi naudojau ją truputėlį, tai turbūt dauguma iš jūsų žino tą programą. Bet kas nežinot, tai būdavo tiesiog tokia programa, kur galėdavai pasižiūrėti galėdavai pasižiūrėti visokius savo video, viską ir per tą programą ir jinai būdavo šiaip tai Windows 7 ir Windows Vista, tai jinai būdavo tiesiog Windowsuose, bet šiaip tai jinai buvo ir Windows XP, jeigu kas nežinot, šiaip tai negalėdavai tiesiog, jinai nebuvo natūraliai tiesiog suinstaliuota, jinai atsirado lygiai prieš 20 metų ir tu negalėdavai tiesiog jos suinstaliuoti paprastą Windows XP, ne, būdavo specialus Windows XP, specialiai tam, kad turėtų tą programą ir jie turėjo savo netgi temą. Taip, tasai turėdavo netgi savo temą. Taigi mes šiandien suinstaliuosim Windows XP Media Center šitą edition, kaip čia sakant, ir pasižiūrėsim į tą Media Centrą. Taigi, sukurkim naują virtualų kompiuterį, pavadinsim Windows XP Media Center Edition 2005. Ir tai bus Windows XP. Nežinau, ar dabar 32, dėkim 64, nežinau. Gal padėkim biškį daugiau. 7. 954. Šitą. Ne, aš noriu biškį didesnį. Jo. Truputėlį, 18 GB. Tai dabar mums reikia įdėti visą šitus diskus tuos virtualius. Aha. Va šitą. Šitą va. Tai va, kaip matot, ir ok. Ir važiuojam. Dabar reikės mums jį suinstaliuoti. Tai va, kaip matot, dabar pasileidžia jisai. Galim padaryti taip. Va. Tai dabar tiesiog tai bus ir aš pasidarysiu full screeną. Aš pasidarysiu normaliai, kai jau... aš pasidarysiu normaliai, kai atsiras pelytė. Nes dabar pirma tai nebus pelytės. Va. Taigi, tiesiog Enter. F8. Ką žinau, C. Enter. Enter. NTFS ir Quick. Gerai, važiuojam. Dabar formatuoja. Ir dabar žiūri, kas su tais diskais. Ir dabar instaliuoja jau pagaliau. Tai gal dabar jau... Aha. Dabar truputėlį bus mažas jisai, bet pasidarys jisai per visą, ne per visą ekraną, bet
Beveik per visą ekraną pasidarys paskui. Tai va, kaip matot, jau 46%. Tai jau 70 ir daugiau procentų. Procentų, kaip sakant. Ne procentų. 90 ir jau beveik failai visi sukopijuoti turbūt. Tai yra nukopijuoti. Tiesiog enter, kuo greičiau tegul persikrauna. Čia nieko nespaudžiam. Ir va, dabar kraunas. Aha. Taigi. Va. Gal netgi galima. Jo, gerai. Va. Tai dabar instaliuoja Windowsus. Siog. Raunasi, kaip matot, čia tą. Šitą. Aš galiu šiaip tai filmavimą pristabdyti dabar. Jo, tai aš iš tikrųjų dabar pristabdysiu filmavimą. Ir jūs tiesiog palauksite. Jūs tiesiog matysit, kai jau jisai bus suinstaliuotas tie Windowsai. Tai gerai. Taigi dar pilnai Windowsai nesuinstaliavo, bet jau, kaip matote, išsaugomi nustatymai. Ir kaip matot, dabar kompiuteris pagal viską, taip,
Kompiuteris dabar persikrauna. Čia nieko nespaudžiam. Ir dabar kraunas Windows XP. Supratau. Ta muzikytė. Wow. Aš žinot, kad jinai buvo pagaminta 96 metais. 7, tai yra 5 metus prieš Windows XP išleidimą. Bet čia tiesiog toksai įdomus faktas. Ta muzikytė visuomet man patinka. Ne dabar. Šiam toliau. Ta muzikytė. Mano vardas. Windows Media Centras. Ir finišuojam. Ir kaip matote, jau matote, kad kažkas čia ne taip yra. Nu kažkas ne taip atrodo. Nu kas čia dabar? Kas čia per fonas? Taigi pasižiūrim iš tikrųjų, kokių dar fonų šitas turi. Va, kaip matote, Windows XP. Ir Blissas, aišku, šitas yra originalus. Tačiau jisai šitą Windows XP versiją naudoja tokį dalyką pavadinimu Energy Bliss. Tačiau dabar kažkur jis dingo, kadangi uždėjau tokį foną. Tai viskas, nebeturim Energy Bliss, wow. Nu kokią aš dabar nesąmonę padariau. Nu kristal. Nu okei, davai tegu būna kristal. Girdėjo tą dainą per naujas hitas per LNK, kur eina kristalai, kristaliukai. Tai va čia ir bus. Kristalai mūsų. Gerai, tai dabar pasižiūrime tą Windows Media Centrą. Tai čia yra tas mūsų Windows Media Centras. Matot tą logotipą, matot tą ikonėlę? Mano logotipas grinai tas pats yra. Taigi, spaudžiam ant mūsų Media Centro. Wow! Nu tai gerai, ačiū. Next. Optional setup. Neįdomu. Ok. Supratau. Ok. Neįdomu. Neįdomu man, žinokit. Va. Aha, neįdomu man. Davai, tegu varom į tą internetą. Gerai. Always on internet connection. Ne. Aš turiu Wi-Fi. Ok, davai. Ok, važiuojam toliau. Ant mano displėjus. Gerai, davai. Displėjus. Kaip pasižiūrim kažkaip. Ok. Tai nereik man to. Šiaip tai turim flat panel jo. Nes nėra, nu jo, mano yra flat panel. Mano yra flat panel. DVI, VGA ir HDMI. Wide screen. Ne.
Nu, davai, tegul tada. Finish. Davai. Aš turiu šitą laptopą. Aš nežinau, ką reiškia. Man viskas finish, davai. Aš finish. Gerai, finish. Ok, tai čia yra mūsų tas Windows Media centras. Va, kaip matot, mano logotipas ten. Dabar truputėlį išjungsim. Ir jūs pamatysit jo pasileidimą, koks jis gražus. Neįdomu. Jūs girdi? Tai jo, tai jūs turbūt žinot tą Windows Media Center 2.9 ir Windows Media Center 2.7, bet va šitas tai labai negirdėtas yra. Nu, mano muzika. Jo. Add folders. Ok, supratau. Tai finish. Kas čia? Davai, paleisk. Negausiu aš į copyright'o kokio tai. Panašu, kad negausiu copyright'o. Ir va, kaip čia eina tos sekundės geras. Ir čia tas O, wow. Nu, tiesiog wow. Tai aš galiu pagarsinti? Galiu. Bethovenas mūsų toksai. Stop. Stop. Galim stop. Stop. Man jau stop. Gerai, galim. Ai, vakur. Stop. Ačiū. Ok, kas čia speaking out? Highway Blues. Davai, play. Ką žinau, visai tokia nice muzika, bet aš irgi, prašau, negauk copyright. Bet turbūt čia ir nebus copyright, čia tokia muzika leidžia Anykščių spa. Čia kaip start mygtukas koks, kaip start mygtukas. Shutdown? Wow, okei. Čia kaip start mygtukas, rimtai koks start mygtukas. Okay. Shut. Iki. Tum. Wow. Tai va, tokia tai ir yra. Tai gal dabar jau vėl atsirado tas fonas. Aš nenoriu tų kristaliukų. Nu, neatsirado, žiūrėk, fono. Browse. Aš turiu labai gerą idėją. Žiūrėkit. Web. Wallpaper. Matot, čia visi Kur dingo tasai bliss, tas power bliss kažkoks tai. Stream. Radiacija. Nu, laba diena. Čia ne radiacija.
Red Moon Desert Ripple. Rhododendron. Pala, kas čia? Rododendron. O, rododendron. Čia yra ne rodo. Čia tipo rododendrai turi būti, ne? Tau. Jo, čia tipo rododendrai tokie tau. Nu tai gerai, pasižiūrim gal Energy Blue. Tiesiog Energy Blue. Gavom tą foną. Rododendrų Ačiū Windows'ų dievai. Dabar galim, žiūrėk. Dabar galim su tokiu fonu įveit į Windows Media Center. Wow! Nu, žodžiu. Tai žodžiu, gavom vėl tokį atgal savo foną. Čia galim, tai aišku, kad ir, žiūrėkit, naują ikoną jau interneto, čia jau nebe... Okei, nereikia, okei, supratau. Gerai, tai, žodžiu, Verynyt. Tasai pasileidimo garsas iš diskų eros. Dabar išimkim tą diską iš tikrųjų, jeigu jau užsiminėm apie diskus. Remember disk. O va, gerai, dabar gerai. Taigi, šiam kartui tiek ir iki kito karto. Viso gero. Su jumis buvo Windows Media Centras. Iki kito karto.